Sveiki. Ir vėl mes turim susitikti mano nelabai mėgstamos temos tema. Tai yra apie tas dvi energijas ir apie tą beprasmybę, į kurią mes patys įsistūmėm save, žemę, savo dabartinį gyvenimą. Apie ale dvasingumą. Apie dalykus, apie kuriuos labai daug kalba, apie kuriuos labai daug šnekėjimo yra ir dingo veikimas. Tai pirmiausia, dar kartą primenu energijas, vyrišką ir moterišką. Moteriška energija. Jūs galit, kadangi dabar viskas persimaišė, tai pusės persimaišė. Vieni mokymai vienaip sako, kiti mokymai kitaip sako. Jūs turite žinoti, moteriška energija, pralaidžioji energija, sielai pralaidi energija yra įkvepianti energija. Įkvepianti darbams, veiksmams, prasmiai, bet ko prasmiai. Vyriška energija yra veikianti, statanti energija. Įprasminimą, tos prasmės įprasminimą, fizinį veiksmą reiškia vyriška energija. Ji nereiškia vadovavimą, nes ji pralaidumo neturi. Ji sureikšmina viską. Kai tik įvyksta sureikšminimas, vyras praranda labai daug jėgos ir jisai nieko nebenori daryti. Tiesiog atsisėskit ir kvėpuokit. Kvėpuokit iš žvaigždės, įkvėpkit į save. Į plaučius, kaip ir normaliai, į plaučius. Jums nereikia kažko įsivaizduoti. Įkvėpkit į plaučius tą šviesą iš savo žvaigždės. Ir iškvėpkit, išskleiskit ją viduj. Niekur neiškvėpinėkit į jokią išorę. Iškvėpkit į vidų, išskleiskit savyje. Nušvieskit save iš vidaus. Pažiūrėkit patys, nebijokit pažiūrėti, kas jūsų viduj daros. Tapkit sąmoningi, pamatykit baimę, pamatykit bėdą, pamatykit beprasmybę ir visų ligų, tų visų savo pritrauktų ir uždarytų dalykėlių, juk mes taip sutverti, kad suktųsi ratas, ar ne? Tas, ko nereikia, išeina iš mūsų. Emocijos per šlapimą, kiti dalykai per tą kaupimą, visi dalykai, viskas yra sutvarkyta. Mes tobulai sutvarkyti. Bet veikti tobulai neišeina, nes mes čia mokomės. Tai vieną dalyką išmoksti, eini kito dalyko mokytis. Bet tos dvi energijos. Vyrai, prašau, nepulkit susireikšmint ir visur ir viskam vadovaut. Pažiūrėkit, kas atsitiko su pasauliu. Daug tūkstantmečių taip vyksta. Dvi energijos yra du amžini draugai. Viena įkvepia, kita daro. Tai nereiškia, kad ta, kuri įkvepia, stovi šalia ir nieko nedaro. Aš jau įsivaizduoju kaip vyrą ir moterį, kaip sąjungą. Ne, jos gali abi kartu veikti. Tiesiog viena daugiau prasmę jaučia, o kita įsiklauso į tą prasmę ir prisipildo jėgos viduj vyras. tą prasme padaryti. Ir jisai sako, o taip, žinau kaip šitą sukalti, žinau kaip tą padaryti. Ir tam įkvėpime viskas įvyksta. Jeigu įkvėpimas išeina, vyras praranda jėgą ir jisai guli ant sopkės arba sėdi čia ir jo, aš žinau kaip tą padaryti. Ir tas padaryti metų metais nepadaryta. Aš žinau, kad dabar, kai aš kalbu, daugelis iš jūsų
Jumise tiesiog tai sukyla. Tie, kurie girdit, tie suprantat, kaip tai yra. Tie, kurie dar negirdit, tuos pyktis ima, baimė ima. Todėl, kad tvarka tokia. Taip sureguliuota. Mes neatėjom čia kentėti, mes atėjom čia mokytis. Tik mokytis reikia, suvokiant prasmingai, o ne bėdavojant ištisai viskas blogai. Berniuką įkvepia motina, motinos energija. Visam likusiam gyvenimui. Paskui ta moteriškė aplinkui, ta jau vadinama jo partnerė, sukasi, bando kažkaip jį pakeisti. Būk mama ir auklėk sūnų. Vat čia tas darbas, kurį dabar mes turim padaryti, tai yra savo žmonijos parvedimas atgal iš involucijos. Parvedimas į šviesą. Nėra čia jokių nusižengimų didelių ar dar kažko padarimo. Yra Dievas, mano įkvėpėjas. Ir aš su savo įkvėpta įsikūnijau ir dabar darau žemėje. Suvokimą. Grąžinu tik suvokimą. Nieko daugiau, tik suvokimą. Kas yra kas. Ir tada atsistoja tvarka. Ta tvarka, kurioje yra ramybė, kurioje atsiranda laimė, kai jūs padarot kokį nors darbą ir atsisėdat jo įvertinti. Grožis ateina į širdį. Kaip gėlė įsiskleidžia. Galbūt jūs tik tai indo šoną nušveitėt, bet jums taip gera pasidarė dėl to. Ir atsirado įkvėpimas kitam šonui nušveisti. Vat tuos mažus darbus su dideliu įkvėpimu, bet daryti iš karto. Nes dabar mes, kadangi involucija yra toks dalykas, apie kurį aplipę daug visokių energijų, galim jas vadinti, nežinau, parazitais. Čia kaip dabar rastus keitėm, tai ten apsigyveno visokių, jie šiaip nėra blogi padarai. Bet kai jie gyvena ne toj vietoj, kur jie turi gyventi, jie tampa parazitais. Tai vat visa šita taip ir yra. Ir mūsų organizme lygiai taip pat apsigyvena. Kai mes kažką užspaudžiam, to ten neturi būti. Mes turim tą išsiskleisti, išsikelti, pasižiūrėti. Ir tai nebebus parazitų. tą išleisim, ten tas skruzdėlė ar termitas, kas jis ten, jis išeis į tą terpę gyventi, kur iš šitos išeis, kur atsirado švara ir tvarka išeis. Ir jūs pajusit savo kūną iš karto, kai tik tai suvoksit, ką reikia daryti ir būtent daryti dabar, kad reikia kilti ir tą vyriškąją energiją, moteris, tą vyriškąją energiją sutvarkyti save, savo vidų. Nepulti vyrą tvarkyti, save sutvarkyti, pamatyti pažeidimą. Akurat tėtis buvo pažeistas. Tikrai. Ir vat šitas visas vietas pamatyti savyje. Ne, oi, manęs ten neaugino, nemylėjo. Nu ir kas, ir dejuoktų iki pat ir dar 2 gyvenimus. Jau pridėjavom. Tai tu mylėk. Tai tu mylėk taip, kad suprastum pažeidimą. Ir padėtum, paremtum pečiu. Pasakytum, taip aš suprantu, tu neturi įkvėpimo, bet griaudamas tu visai save prarasi. Vat vyras yra statytojas, o ne griovėjas. Jis ne karys, jis artojas. Vat šituos dalykus statyk, negriauk. Išvalyk ir statyk. Moteris visada atsiras, kuri tave įkvėps. Visada. Joje tai savaime atsiras. Ji pralaidi tam. Išmokim šitas 2 energijas.
Visą laiką tą darau. Rudenį, o dabar kaip tik renku grupę. Kviečiu visus, ateikit, pasitikrinkit, bandykim. Ne dabar į kažką kitą, kažkur kitur pasikreipsim, pasikalbėsim. Judėkim. Kol yra, įkvėpimas ateina ir skambinkit, kalbėkimės. Be galo, žinot, yra toks dalykas, ką aš mėgstu. Mėgstu gulėti ir krapštyti nosį. Bet nebūnu tame laiminga. Laiminga būnu, kai padarau tai, ko nenoriu daryti. Va tada aš būnu laiminga. Aš įsikvepiu ir žiūriu ir galvoju, neįveiksiu. Įveikiau. Tai nesėdėkit ir nežiūrinėkit tų internetų ir negalvokit, kad nuo to jūs įsikvėpėt. Jūs įsikvėpėt tik tada, kai padarot. Neapsigaukit. Išlipot iš alkoholio, išlipot iš visokių rūkymų, iš visokių kvaišalų, iš narkotikų, išlipot iš visko, dabar statykit gyvenimą savo. Atėjo laikas. Nekalbėkit apie tai, kaip statysit. Darykit. Nebelaukit, kad kažkas už jūs padarys. Darykit. Išeikit iš tų institucijų, kurios merdėja. Eikit į savo gyvenimą, tvarkykit kiemą, tvorą, statykit, baseiną, daržą. Darykit tai, kas jūs įkvėps. Ir tie, kas jau jaučiat, kad turit tą papildomą energiją, tą papildomą jėgą, tik jinai neįsigyvendina, skambinkit susitikim ir nukreipkim tą jėgą, nukreipkim šviesai. Laukiu jūsų. Iki.